Taigi labas rytas, labai malonu matyti visus jūs čia prisijungusius prie Primint organizuojamo webinaro Kodėl mažos ir vidutinės įmonės patiria kibernetinius incidentus ir ką turi padaryti įmonės vadovai. Džiaugiuosi, kad šiandieną prie Primint organizuojamo webinaro galėjo prisijungė kolegos. Kolegos tai yra Mantas Žilinskas iš Promiso ir Davidas Žira iš Microsofto. Tai sveiki, labai malonu, kad prisijungėt šiandieną ir tikiuosi, kad webinaras praeis gerai. Pristatysit naujienas, papasakosit apie Copilotą, papasakosit apie Microsofto saugumo sprendimus, o šiek tiek pabandysiu papasakoti apie kokius sprendimus turi priimti įmonės vadovai. Tai aš esu Andrius Remeika, Primint pardavimų vadovas Lietuvoje ir prieš pradedant webinarą tema norėčiau truputėlį pristatyti Primint kompaniją. Tai kas dar nežinote, tai yra Estų kapitalo įmonė, įkurta 2014 metais Estijoje. Šiai dienai turime daugiau negu 100 darbuotojų visoje Baltijos šalyse, tai yra Lietuva, Latvija, Estija. Ir turime daugiau negu 600 klientų. Vienas iš didžiausių išskirtinumų Primento tikriausiai yra net per 7 kartus buvom įvertinti kaip metų partneris Estijoje. Turime daugybę darbuotojų, kurie smarkiai ir gerai žino Microsoft produktus. Tai tarkim licenzijas mes parduodam ne kaip daiktą, o kaip paslaugą, kurią galit konsultacijos gauti ir taip toliau. Perinant šiek tiek dar toliau, tai truputėlį norėčiau priminti ar supažindinti su Primint teikiamomis paslaugomis. Tai čia tik tai yra dalis iš jų, tarkim, kompiuterinių darbo vietų priežiūra, infrastruktūros paslaugos, tokių kaip serverių priežiūra, tinklų, ugniasinių, debesijos sprendimai, taip pat IT saugumas, reiškia SOCas, CISO paslauga, duomenų valdymas ir verslo analitika. Tai perinant prie šios dienos temos, norėčiau pradėti nuo phishingo pranešimo pavyzdžio, kada pernai metais prie įmonės prisijungė TED kaip įmonės vadovas ir mūsų pardavimo komandos vadovas gauna žinutę iš TEDo, klausdamas, ar jis galėtų jam padėti šiek tiek, bet situacija tokia, kad numeris nėra TEDo, nuotrauka yra TEDo, rašo, kad iš Estijos siunčiamas numeris yra ir tai yra teisingas, anglų kalba yra rašoma, žino, kad Martins yra pardavimų komandų vadovas ir siunčia anglų kalbą. Tai kaip ir visas nuotrauka, numeris, anglų kalba, vardas yra teisingi, apart trečio sakinio, kuris prašo iš karto pervesti pinigų. Tai šita žinutė pasiekė ne tik Martiną, bet pasiekė kelis kitus kolegos, kurie buvo pridėti, gal taip turėčiau pasakyti, LinkedIn'e, kada buvo pasišėrinta ir pristatytas TEDas kaip įmonės vadovas. Tai puikus pavyzdys, kaip gerai paruošta žinutė gali jūs įtraukti tą ir padaryti įtraukti į tokias situacijas. Tai kas pas mus, sakykim, šioje vietoje būtų nesuveikę, netgi jeigu ir Martinas bandytų pats vienas pervesti pinigus, tai iš esmės pas mus yra taip, kad pinigų pervedimas yra 4 principų. Tai vienas žmogus negali to atlikti. Dar viena kibernetinė ataka, apie kurią norėčiau pašnekėti, tai yra Latvija įvykusi pernai metais birželio mėnesį JAV galos spaustuvės kibernetinė ataka, kuri buvo įvykdyta birželio 1 dieną, naktį iš sekmadienį į pirmadienį. Atskiros analizėse nurodoma, kad tai buvo ransomware tipo ataka, kuri laikinai sustabdė daugelį verslo procesų, tokių kaip elektroninį paštą, apskaitą ir panašiai. Pilnas sistemos atsiskaitimas užtruko kelias savaitės, kol visos verslo funkcijos grįžo į normalią būseną. Dėl veiklos sutrikimų patirti nuostoliai buvo reikšmingi, nes mėnesinės įmonės apyvartos siekia apie 1,5 milijono eurų. Nuostoliai vertinami maždaug 1/4 šios sumos. Tad pasižiūrėkime, kokia komunikacija buvo iš esmės, ar ne?
Tai vadovai aiškiai informavo apie situaciją, veiksmus, progresą, sako, kad veikiam, tvarkom, atsigausim. Ir tai sukuria pasitikėjimą, bendruomenės palaikymą. Ir užėjus netgi jų Facebook profilį matome, kad nėra nei vieno vadinamo haterio, visi patiktukai yra palaikymo, žinutės palaikymo, supratimo ir užuojautos, sakykim taip, kad tokia situacija atsitikus. Ir kažkaip negaliu nepaminėti mūsų registrų centro įvykusio įvykio, kada informacija buvo ribota, fragmentuota, trūko aiškumo, kas vyksta ir kokie veiksmai yra atliekami. Tai tikrai sukūrė nepasitikėjimą ir neapibrėžtumą. Tai išvada yra viena, kad atvira komunikacija padeda valdyti situaciją, mažina paniką ir išlaiko pasitikėjimą. Tai kodėlgi mažos ir vidutinės įmonės tampa pagrindiniu taikiniu? Baltijos šalyse matome, kad tai dauguma atakų nukreiptos į mažas ir vidutinės įmonės, užpuolikai tiesiog renkasi silpnesnę gynybą, o ne dydį. Skenuojama tūkstančių įmonių vienu metu ir kas silpniausia, tą ir ima. Įsilaužima klientų duomenis, finansus, prieiga prie partnerių, o tai kartais net svarbiau už pačią įmonę. Vieno incidento pakanka stabdyti veiklą, nes jos tiesiog neturi finansinių rezervų prastavoms. Dauguma kibernetinių incidentų prasideda nuo žmogiškųjų klaidų. Tai paspaudimas ant phishing nuorodos, silpni ar pasikartojantys slaptažodžiai, socialinė inžinerija, patikimumas. Net geriausias technologijos žinome, kad neapsaugo nuo klaidų, todėl vadovai turi užtikrinti darbuotojų mokymus, aiškias procedūras kibernetiniam saugumui. Tai regioniniai incidentai kaip pamoka vadovams. Tai kaip matome, regionuose nėra skiriama labai mažas biudžetas darbuotojų mokymams, naudoja prastesnius sprendimus, nėra MFA, pasenusi programinė įranga, nėra atsarginių kopijų, o susiduria su tom pačiom kibernetiniam grėsmėm kaip ir didelės korporacijos. Pasiruošimas ir prevencija yra efektyvesni ir pigesni nei reagavimas po kibernetinio incidento. Šiai dienai matome, kad regionuose mažos ir vidutinės įmonės tiesiog nėra per mažos atakai, jos yra per silpnos apsiginti. Tai kaip įsivertinti realią riziką? Tai incidento aptikimo greitis. Labai svarbu žinoti, kaip greitai įmonės sužino apie kibernetinį incidentą, nes vėlavimas didina riziką. Greiti sprendimai incidento pradžioje mažina nuostolius, todėl vadovai turi būti pasiruošę veikti. Reikia nustatyti pagrindinės silpnybės – technologijos, žmonės ar procesai, siekiant sumažinti riziką. Įmonėms svarbu suprasti, kiek kainuoja veiklos prastovos, siekiant tinkamai valdyti riziką. Ir aišku, turėti aiškų veiksmų planą tiesiog yra svarbiau nei techniniai įrankiai, siekiant efektyvios rizikos valdysenos. Efektyvūs sprendimai. Tai aiškiai apibrėžti procesai ir atsakomybės leidžia efektyviai reaguoti ir sumažinti chaosą kritiniais momentais. Antras, reguliarus rizikos įvertinimas padeda nustatyti prioritetus ir investuoti į svarbiausias saugumo sritis. Vadovų aktyvus įsitraukimas ir aiškiai komunikacija darbuotojams stiprina bendrą saugumo atsakomybę įmonėje. Ir strateginis požiūris leidžia sumažinti incidentų tikimybę ir būti pasiruošusiems kritinėms situacijoms. Tai kaipgi pradėti jau šiandien? Tai pradėti reikia nuo CISO, manome, kad reikia pradėti nuo CISO paslaugos, kuri padeda įsivertinti rizikas, parengti informacijos saugumo veiksmų planą ir užtikrinti informacijos saugumo vadovo funkciją įmonėje. Mokymai. Mokymai skirti vartotojų elgseną, keisti vartotojų elgseną, didinti supratimą apie kibernetinį saugumą ir stiprinti bendrą IT saugumą visoje organizacijoje. Microsoft Defender įrenginių apsauga nuo grėsmių, bazinis tiesiog saugumo valdymas. Microsoft atsarginės kopijos, duomenų atsarginio kopijavimas ir atkūrimas. Premium Cloud backupas, serverio atsarginių kopijų sprendimai padeda užtikrinti, kad tiek fizinis, tiek virtualius serverius būtų galima greitai atkurti. Pažeidžiamų skanavimas. Matome, kad pažeidžiamų skanavimo standartai, kai buvo skenuojami kartą į metus, nebetitinka standartų ir tai turi būti atliekami mėnesiniai skanavimai. Nes reguliarūs IT infrastruktūros tikrinimas padeda identifikuoti saugumo spragas. Ir
Premium Shield SOCO paslauga tai užtikrina matomumą, kontrolę ir ramybę, nereikalaujant kurti ar valdyti savo nuosavo saugumo operacijų centro. Tai mūsų skaičiavimais įmoniai, kuri turinti apie 100 darbuotojų, mėnesiui gali kainuoti išvardintos paslaugos apie 4 000 eurų. Tai galite įsivertinti, kokią kainą turėti šias visas paslaugas savo įmonėje ar įstaigoje. Tai iš mano pusės šiandieną tiek. Norėjau pristatyti, parodyti, ką Primendas teikia, kokius siūlymus daro. Ir antras pranešimo dalyvis, kviečiu Deividą. Tai Deividai labai malonu, kad šiandieną atsiradai laiko ir prisijungiai prie mūsų. Labai norėtumėm išgirsti, ką Microsoftas sako. Ar galiu teisingai suprasti, kad Business Premium licenzija yra naujas standartas? Ačiū, Andriau. Sveiki visi. Nu, tu dabar išdavėjai, apie ką aš čia kalbėsiu. Tai ačiū ir neačiū tau dėl to, nes toks mano leitmotyvas turėjo būti, bet taip, iš tiesų, Business Premium turbūt būtų standartas smulkioms vidutinėms įmonėms. Čia ta smulki vidutinė įmonė, kaip pažiūrėsim, sakykime, iš didesnių korporacijų požiūrio pusės, galbūt vieni skaičiai mums jau ten 300 žmonių įmonė netokia ir smulki, turbūt Lietuvoje atrodo, bet ne tame esmė, turbūt vis tiek, jeigu mes kalbam apie būtent šitą sprendimą Business Premium, tai yra iki 300 vartotojų turinčiam įmonėm, kas jau yra, sakykime, nuo vieno vartotojo iki 300, tai turbūt didžioji dalis Lietuvos verslų čia ir patektų. Tai iš tiesų, bet apie tai šiek tiek dar pakalbėsiu ir grįšiu, aš gal tiesiog pačioj pradžioje norėjau pirmiausia sureaguotų gerų pavyzdžių davėjai apie kibernetinės atakas ir iš tiesų tai mano toks asmeninis pastebėjimas, beje praeitą savaitę pats gavau žinutę į telefoną, kad judu/.com, ten paskui vėl LT, bet esmė judu tai yra Vilniaus savivaldybės ir ne, ta įmonė, kuri rūpinasi, kad, gavau baudą už stovėjimą ir kaip tyčia buvau palikęs prie namų toj baltoje zonoje, nesumokėjau už stovėjimą, prisipažinsiu, tą rytą ir kaip tyčia atėjo ta žinutė. Ir aš jau taip spaudžiu, tiesiog galvoju, bet, suprasme, čia pastačiau prieš 15 minučių, jau man ateina pranešimas, kad ar taip gali būti ir tada nuėjau į puslapį judu, pasižiūrėjau, ar tokie dalykai tikrai ten gali būti, kad pasirodo, jie nesiunčia žinučių tokių niekada ir taip toliau, tai gerai, kad buvo tiesiog ta reakcija, kad bet ką aš noriu šito pavyzdžiui pasakyti, tai gali būti žinutė, gali būti elektroninis laiškas ir panašiai. Kibernetinis saugumas nebėra IT žmonių reikalas, dėl to, kad tiek įrankiai, kurie yra naudojami kibernetiniams atakoms, tiek apskritai pati, gal sakyčiau, tai atsiranda ta socialinė inžinerija ir taip toliau. Kiekvienas žmogus įmonėje turi būti kibernetinio saugumo specialistas. Aš nenoriu, kad čia skambėtų kažkaip tai baisiai. Iš tiesų nieko čia baisaus nėra. Tai yra tam tikro pasiruošimo reikia, tada tam tikrų įrankių ir tam tikros pagalbos iš partnerių, kaip Primen, pavyzdžiui, kurie galėtų suvaldyti tos procesus. Bet iš kitos pusės tiesiog reikia kiekvienam būti pasiruošusiam. Čia kaip jau nežinau, prieš kokius 20 metų buvo pradėta kalbėti, kad kiekvienas įmonėje žmogus yra pardavėjas. Nesvarbu, kas tu esi, ar administratorius, ar finansininkas, ar panašiai, bet jeigu įmonė teikia kažkokias paslaugas ar produktus klientam, tai visgi kiekvienas yra pardavėjas. Tai šitoje vietoje kiekvienas jau turi būti tam tikras saugumo specialistas. Tai čia pirmas dalykas ir jisai nesusijęs nei su Microsoftu, nei su kažkuo, nesvarbu, kokius sprendimus jūs rinksitės, bet čia tiesiog iš bendrų. Gerai, bet dabar grįžtu, aš ką norėjau iš tiesų pašnekėti ir parodyti, tik tai galbūt, kadangi šiais laikais labai populiaru viską pristatinėti kaip kokiam dideliam banko ekonomistui. Tai aš ir norėjau paklausti, Andriau, tavęs, ar tu žinai, kokios 3 didžiausios ekonomikos yra pasaulyje? Ir kol tu išmąstysi dabar, o gal jau iš karto ir žinai, aš tiesiog įjungsiu savo prezentaciją. Gerai, įjung savo prezentaciją, o aš gal, kol negalvoju, norėčiau visiems pasakyti, kad savo klausimų atsakymų dalyje galite užduoti klausimus, kuriuos pabandysim atsakyti
prezentacijos pabaigoje. Tad, Deividai, gal aš tada leisiu tau pačiam iš karto rodyti savo prezentaciją, kurią dabar mato dalyviai, ir stage is yours, atsitraukiu nuo scenos ir leidžiu tau pačiam kalbėti. Gerai, ačiū. Tai suprantu, kad nežinai. Gerai, išduosiu. Pirma yra JAV, antra yra Kinija. Dabar kas yra įdomu? Taip, jeigu kalbėsim apie šalis, tai trečia yra Vokietija. Jeigu kalbėsim apie apskritai ekonomikos dydį, tai trečia ekonomika būtų kibernetiniai nusikaltimai. Šiaip ne kaip skambantis dalykas, atrodo, kaip čia taip gali būti iš esmės, bet jo, pagal dydį ekonomikų, tai trečia ekonomika būtų kibernetiniai nusikaltimai ir jinai auga, ar ne? Tai yra labai svarbu visiems, ne tik smulkiam verslui, paprastiems žmonėms, kurie su verslu neturi kažko bendro, didelėm kompanijom, valstybėm ir panašiai. Tai yra labai greitai auganti ekonomikos rūšis, jeigu taip galim pavadinti ekonomikos rūšis. Aišku, dėl to atsiranda kiti aktoriai, sakykime, kurie investuoja tai ir galvoja, kaip apsisaugoti nuo šitų grėsmių. Tai čia pirmas dabar dalykas. Dabar svarbu mažoms įmonėms kibernetinis saugumas. Andriau, tu šiek tiek apie tai jau kalbėjai savo pristatymo dalyje. Aš tiesiog noriu dar kartą pabrėžti, kad kibernetinis saugumas mažoms įmonėms yra labai svarbus. Ir tai yra, ta prasme, ar visada tai buvo, turbūt ne. Anksčiau, kokios ten grėsmės, aš prisimenu, kai į mokyklą jau gal, kai buvo kokie Windows 95, mes ten disketės tokias turėjom ir nežinau, siūsdavom vienas kitam, ten parašyta buvo ant jos virusas ir visi labai bijojo, kad kažkas tai tenai atsitiks. Tai gal tais laikais, tai bet kas, aišku, galėjo ten įsidėti ir nežinau, ar ten buvo kažkoks virusas ar ne, ar tiesiog pasakėlės, bet iš esmės ilgą laiką pagrindiniai taikiniai nusikaltėlių kibernetinės erdvės buvo, stambesnės įmonės. Kodėl? Labai paprastas dalykas, nes surengti ataką kainuodavo. Kainuodavo vienas dalykas ir piniginė prasme, bet galbūt kitas dalykas, kad jeigu tu kažką tai nori padaryti, tai tu turi žinoti, kaip padaryti. Ir mes čia turime tą įvaizdį hakerių, ar ne, sėdinčių kažkokiam tamsiam kambarį, daug kompiuterių, ten prie visų dirba ir panašiai. Dabar viskas pasidarė gerokai paprasčiau su visu tuo vadinamu dark webu, AI-um. Aš Copilot'e kažkada tai pabandžiau, ar gali sukurti kokią nors fiktyvų virusą, kuris tiesiog išgąsdintų draugus, kurie nusiskanuoja restorane nuo staliuko QR kodą ir meniu, nes šiaip mano manimu tai yra ganėtinai pavojingas dalykas, juk gali užklijuoti ant tą lipduką bet kokį ir kažkur tai nuvesti. Tai man Copilotas neleido to padaryti, nes tai netiška būtų, viskas tvarkoja, bet yra daugybė kitų įrankių, kurie visiškai nusispjaut ant to etiškumo. Tai iš esmės sukurti kažką tai, kad ir paprasto, yra ganėtinai paprasta, pigu, o gal ir sudėtingesnių dalykų gali nusisamdyti komandas, kurios kažkokius tai konkrečius taikinius turės ir pagal nurodymą tą vykdys. Dėl to, kai užpuolimas tampa labai pigus, jisai gali būti masinis ir gali būti nukreiptas į tuos taikinius, kurie dėl savo dydžio jau ne tai, kad nėra neįdomus. Jie yra įdomus dėl to, kad jie turi mažas saugumo komandas arba visai jų neturi, ar ne, ir negali į jas investuoti. Tai natūralu, kad jie nukenčia. Ir dabar trečias dalykas, gal jau einant toliau į mano skaidrės, aš nenoriu kalbėti detaliai apie Microsoft saugumo sprendimus, nors pačia Microsoft'e mes Microsoft'ą vadinam pirmiausiai, tai yra saugumo sprendimų kompanija, dabar aišku ir AI kompanija, dirbtinio intelekto, bet vėlgi dar gal visuomeniai toks Microsoft'as įsivaizduoja, kad čia yra tie produktyvumo įrankiai, Word'as, Excel'is, Windows'ai ir taip toliau, bet šiaip pagal kiekį klientų, signalų ir taip toliau, Microsoft yra didžiausia kibernetinio saugumo kompanija pasaulyje. Bet aš nenoriu kalbėti apie visus sprendimus ir panašiai, aš daugiau galbūt kaip aš, Deividas, rekomenduočiau kokį sprendimą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėm, arba jeigu aš kada nors turėsiu tokią įmonę, iš tiesų drąsiai, ką aš rinkčiausi, galiu vieną pasakyti tokį trumpą pavyzdį, visi mesgi žmonės, ar ne, tai turim po darbo ir visokių pramokų ir taip toliau, tai vieną kartą sėdint tiesiog pirtyje,
draugas paklausė, tai turinti savo verslą, nedidelį įmonę, 15 žmonių maždaug, tai ką man čia dabar daryti, kokį sprendimą rinktis. Aš sakau, imk Business Premium ir nesuk savo galvos. Aišku, čia galbūt atleistina karštis, vakaras ir panašiai, tai visas pasaulis atrodo gerokai paprastesnis. Turbūt pasakyti, pasim Business Premium ir nesuk galvos ne visai užtenka, nes saugumas yra procesas. Ar ne, tai jį reikia prižiūrėti kaip ir finansai, buhalterija, ar ne, nepasakysi, jog mes pasidarėm savo buhalteriją, tai viskas, jau kitą mėnesį nereikia jos. Lygiai su saugumu. Įrankį turi, bet, na, stengtis toliau reikia ir žiūrėti ir panašiai. Čia irgi kartais gali būti patiems sudėtinga tą daryti, tai gerai, kad yra Microsoft partneriai. Beje, pasakysiu visiškai čia atsitiktinai, dabar prisiminęs tą istoriją, aš žinau, kad tas kolega ir įsigijo tą sprendimą visiems savo darbuotojams ir beje įsigijo iš Primendo. Tai toks, nežinau, net neminėjau, iš kurio partnerio reikėtų, bet pats pasirinko. Gerai, tai judam toliau. Sakykime, ką mes čia turime, kaip atrodo pasaulyje dabar smulkaus vidutinio verslo įmonės, ką jos galvoja apie kibernetinį saugumą. Tai 94% smulkių vidutinių įmonių mano, kad kibernetinis saugumas yra kritiškas reikalas jų egzistencija, ar ne, verslo ir panašiai. Tai kaip ir iš esmės supratimas yra, šita apklausa buvo padaryta jau prieš šiaip iš tiesų gal 1,5 metų, beveik 24 metais 2000 IT specialistų pasaulyje buvo apklausta, tai dabar turbūt kibernetinių išpuolių ir panašių grėsmių nemažėja, jų dar daugėja, tai manau, kad būtų tie skaičiai dar didesni, bet praktiškai visi jau galvoja, ar ne, tai yra gerai. Iš esmės, kas yra blogai, kad jau tada buvo įvardinta, kad trečdalis kompanijų buvo nukentėję nuo kibernetinių grėsmių. Tai, na, faktas toks yra ir tada jau, tai irgi rodo, kad kažką tai reikia daryti, ar ne? Nes iš esmės tai daugiau yra ne ar man pasiseks išvengti, ar ne, o kadagi papulsim ir rodo ir patirtis mūsų valstybės, ar ne, paskutiniu metu daug čia buvo kalbėta apie kibernetinės grėsmės, atakas ir taip toliau, ir na, tai yra akivaizdu. Kaina vienos atakos, tai čia yra įvardinta $250,000 JAV, bet čia net ne esmė ta suma, esmė, kad tos sumos gali būti labai didelės. Priklauso nuo tų, kas yra vagiama, ar tai yra kažkokia išpirka tiesiog užblokuojant kompiuterius, ar yra pervedamos sumos. Pas mus pakankamai, man atrodo, apie tai ir žiniasklaidoje kalbama, kai kažkoks tai žmogus, kuris turi galimybę perveda sumas ir kartais jos yra 10 000 eurų, kartais ir daugiau gali būti, o kartais gali būti apskritai sutrikdytas įmonės darbas. Dar vienas galbūt toks niuansas, kad, sakykime, netgi, vėlgi grįžtu prie to pavyzdžio, kas yra Lietuvoje, ar ne, ir Andriau, tu jau minėjai registrų centro atveju ir panašiai, kai vėlgi tų grėsmių yra įvairiausių, ar ne, ir jeigu per, sakykime, duris neįmanoma patekti, tai bandoma per langą patekti ir taip toliau. Tai vėlgi reikia keisti tą požiūrį, kad aš turiu kažkokį antivirusą, turiu ugnesenę ar ten dar kažkas, čia buvo, nežinau, 15 metų atgal šitie dalykai, okei. Ir tada jau aš esu apsaugotas, ar ne? Neateis grėsmė per laišką, ateis kažkur tai per kitus, per tapatybę ir taip toliau. Tai iš esmės vieno dalyko, kuris apsaugotų, vieną dalyką apsisaugojus galima ateiti per kažkurią visai kitą pusę. Tai lygiai taip pat ir grįžtu prie to registrų centro atveju, ar ne, įsijungus per kitą organizaciją, kuri kaip ir patikima organizacija turėtų būti ir panašiai, ir tie duomenys yra, reiškia, kažkur tai nesudirbo kažkokia tai statistinė analizė, ar ne, kuri rodytų, kad tų užklausų yra per daug, jos yra vienodos, kažkoks tai laikas jų yra nenormalus, galbūt kodėl ten, nežinau, naktį ar kažkada tai pradeda kažkas tai klausinėti apie duomenis, o ne dienos metu, ar kaip visi mato ir taip toliau. Tai
yra įrankių, kurie šitos dalykus stebi ir proaktyviai reaguoja, bet šitoje vietoje akivaizdu, kad tas neveikia arba jų nebuvo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tiesiog reikia galvoti apie iš esmės visus užkardimo, kaip ir apie savo būstą, ar ne, galvojam, nepaliekam kažkokių tai landų taip ir čia. Dabar dar vienas dalykas, kaipgi Microsoftas ir nepašnekės apie dirbtinį intelektą, ar ne, bet tiesa yra tokia, kad iš esmės visi dabar naudojasi dirbtiniu intelektu. Ir jeigu verslų savininkas, vadovas ar panašiai galvoja, kad mūsų kompanijoje šito nėra, arba, aš dar nepasitikiu, ar mes čia nepribrendom prie šitų reikalų, tai aš kaip ir neleisiu naudotis dirbtiniu intelektu, tai neapgaudinėkim tiesiog savęs. Atsineša darbuotojai tada savo įrenginius. Žinot, būdavo tas angliškas terminas, toksai bring your own device, BYOD, dabar yra bring your own AI, atsineš savo AI, tai jeigu pas jūs nėra bendros politikos įmonėje, kokiais AI įrankiais naudojamasi, tai vienas naudosis, nežinau, ChatGPT, kitas dar kažko, tai jie nebus apsaugoti, kompanijos duomenys nebus apsaugoti, nes man reikės sukurti kažkokį tai laišką, aš pasimsiu įmonės duomenys, įdėsiu jį arba norėsiu paruošti pranešimą. Kažkokį irgi tą patį padarau, niekas nemato, nežino, ką aš ten darau ir panašiai. Tai turbūt šitas dalykas negalima numoti ranka ir sakykime, tai aš nesakau, kad reikia tik tai saugumu rūpintis, o dabar AI transformacija ir panašiai atidėkime kažkuriam laikui, kaip priešingai, jos negalima atidėti, nes žmonės naudojasi jau dabar ir jeigu įmonės savininkas sakys, net pas mus nenaudoja, tai vis tiek naudosimės. Aš galbūt čia žinutė pagrindinė būtų taip, kad reikia centralizuoti saugumo sprendimų valdymą. Tai reiškia, kad kaip įmonės vadovai ir IT vadovai ir taip toliau turi rūpintis šito dalyku ir sukurti bendras politikas, kaip įmonė rūpinsis savo kibernetiniu saugumu, bet kartu decentralizuoti AI įrankių naudojimą. Tai reiškia, kad įrankiai turi būti suteikiami, tie, kurie yra patvirtinti įmonės, bet jais paskui naudotis gali visi darbuotojai, dėl to, kad čia atsiranda kūrybiškumas. Ar ne? Žmonės dabar kūrė promptus, dalinasi jais, kūrė agentus. Blogiausias variantas yra tiesiog nuleisti šitos dalykus iš kažkur tai centro, mes tik tai šitais 3 agentais pasinaudosim, dar kažkuo tai ir panašiai. Žmonės yra kūrybingi. Čia yra didžiulė pridėtinė vertė įmonėms, bet saugumas turi būti centralizuotas ir turi būti prižiūrimas. Tai dabar eikime toliau. Iš esmės, kokie yra smulkaus vidutinio verslo įmonėms pagrindiniai iššūkiai, ar ne? Čia vėlgi aš tiesiog priminsiu, ką prieš tai kalbėjom, kad užpuolikai paprastai neieško sudėtingiausio kelio ir kaip mes visi, ar ne, jie renkasi patogiausias duris. Tai vieno dalyko, tai pasakyti, aš nesusitvarkiau, nežinau, iš šitų, pasižiūrėkim, ten kokią nors increased identity threats, tapatybės, ar ne? Mes turim labai gerą sprendimą ir čia iš esmės, arba kokios savo telefonus, kompiuterius apsaugojom, ar ne, Defenderių labai gerų. Nepais taip. Iš esmės reikia į viską žiūrėti. Tai tiesiog negalima palikti tų landų, užpuolikų ateiti, įsistatysit, ar ne, kaip name, stiprias šarvinės duris, bet šalia bus langas paprastos stiklo. Tai kas iš to šarvo, ne? Tai galbūt taip, sakykime, tai vienas dalykas yra AI atsiradimai. Tai atsiradimas AI, ne? Įmonė pradeda naudotis AI sprendimais. Tai aš apie tai jau kalbėjau ankstesnėje skaidrėje. Čia dar grėsmė yra iš abiejų pusių, nes įmonė naudojasi AI sprendimais, užpuolikai naudojasi AI sprendimais. Tai užpuolikam irgi yra gerokai patogiau visą tai daryti, turint AI pagalbą. Reiškia, grėsmė iš abiejų pusių. Kažkaip su jie reikia tvarkytis, ar ne? Reikia tam kažkokio tai sprendimo. Tai mes apie tai tuo ir prieisime. Toliau, gerai, didėjančios apskritai kibernetinės atakos.
tapatybės vagystės, ar ne, visi šitie dalykai ir dar čia pridėčiau kartu, kas ir parašyta, alert fatigue, tai yra žmonės pavargsta nuo pastoviai kalbamų dalykų apie kibernetinės grėsmės, apie signalus ir panašiai. Įsivaizduokit dabar, netgi jeigu jūs būsite tikrai sumanus verslo vadovai ir prisirinksite daugybę įrankių. Tapatybės apsaugai, įrankių apsaugai, ar ne, elektroninio pašto apsaugai ir panašiai. Visi jie siūsim kažkokias žinutės apie statusą, apie situaciją ir panašiai, skirtingi langai. Natūralu, kad žmonės pavargsta nuo tokios informacijos ir jau jos nebesupranta. Tai čia vėlgi reikia labai galvot ir pasirinkti įrankius, kuriais norima dirbti, ar ne, ir geriausiai kažkaip tai juos vėlgi centralizuoti, unifikuoti, kad nebūtų tiesiog išmėtyti po daugybę vietų. Tai, bet iš tų grėsmių galbūt aš išskirčiau tokias, sakykime, 4 pagrindiniai dalykai, tai yra tapatybės, ar ne, ir čia Microsoft duomenimis, vėlgi primenu, kad Microsoft surenka daugybę signalų iš viso pasaulio, ar ne, milijardai signalų, tai pakankamai galima taip jau statistinius duomenis susivest, kad Microsoft duomenimis 97% stebėtų tapatybės atakų buvo vadinamos password spray tipo atakos, kai tiesiog yra bandoma keletas elementarių slaptažodžių per visą organizaciją paleisti ir jeigu organizacijoje yra daugiau žmonių, tikėtina, kad kažkas tai bus susikūręs, nežinau, koks nors jūsų įmonės pavadinimas ir 2026 metai. Ne? Tai slaptažodžiai nėra geriausias būdas užkardyti tokius dalykus. Yra, vėlgi, Microsoftas turi tam sprendimų, yra passwordless, Windows Hello ir taip toliau. Tai visa tai vėlgi nebūtina net žinoti atskirų sprendimų, nes kas dabar tikrai populiaru ir tikrai rekomenduoju, tai yra vadinami siūtai bandlai, kur tiesiog visi sprendimai, pagrindiniai sprendimai yra viename, vadinkime, dideliame sprendime. Ir jūs jį turit, jau iš esmės įrankiai yra. Tik tai reikia, aišku, viską sudėlioti, sudėkti ir panašiai. Tai tapatybė, elektroninis paštas ir bendravimo įrankiai per šitos įrankiai, tai visi tie phishing laiškai, ar ne, ir panašiai. Ransomware ir įrenginiai, tai išpirkos, kai yra užblokuojamas įrenginys, sako, dabar atsiųsk vieną bitkoiną, ar ne, ar kažkiek, tai jeigu nori, kad atblokuotumėm. Ir galiausiai duomenų nutekėjimas, tai yra duomenų praradimai, ir čia atsiranda vėlgi ne tik iš išorės, bet kartais ir iš vidaus. Kartais piktybiškai, o kartais tiesiog atsitiktinai kažkas kažką nusiuntė, ne ten pasidalino per daug ir taip toliau. Vėlgi reikalingos priemonės, kurios ribotų dalinimąsi failų, laiškų, nuotraukų su visokiais asmens kodais ir panašiai, ten, kur nereikia, tam, kur nereikia, ir galbūt net galėtų proaktyviau užkardyti, sistema mato, kad yra formatas įvestas laiške kaip asmens kodas, reiškia, jis dar kartą klausia, ar tu tikrai nori siųsti tokį laišką. Tai jo, gerai. Tiesa, aš pamečiau laiką, kiek aš jo turiu. Viskas gerai. Viskas gerai. Gerai, nes aš žinau, kad kartais jau, kai įsikalbu, tai įsikalbu, turiu šitą problemą, tai tiesiog jeigu kažkam po to dar bus įdomu pabendrauti, tai galit susirasti tikrai mane ir aš drąsiai šitom temom galim smagiai pasišnekėti, nebūtinai pirty. Tai gerai, kalbam toliau. Gerai, tai ką Microsoftas siūlo, arba čia šitoj vietoj, ką Davidas siūlo tiesiog iš savo to favorite listo, tai taip, ką ir Andrius išdavė pačioj pradžioj, daugybė tų Microsoft'o sprendimų yra, kur tikrai gali galva susisukti, tai kuo naudotis. Jeigu mes kalbam apie šitą segmentą, ar ne, kur didžioji dalis Lietuvos ekonomikos yra, aš sakyčiau, imkite Business Premium, Microsoft 365 Business Premium, turite visą modernę darbo vietą, ar ne, kas yra reikalinga, ir turite visus pagrindinius saugumo sprendimus. Ar jų pilnai užtenka, ar aš galiu 100% garantuoti, kad jūs būsite saugus, ar ne, turėdami, turbūt niekas negali garantuoti.
vėlgi pagal statistiką turbūt 99, kažkiek tai procento sumažinsite tą įsiveržimo vadinamą paviršių, attack surface, ar ne, kur kažkas gali bandyti jūs paveikti jūsų kibernetinį saugumą. Ką tai reiškia? Iš esmės, kad užpulti jūsų įmonę bus labai labai brangu. Ir tada atsiranda jau kaštų ir naudos analizė, kai daugybė kitų yra lengvesnių grobių, ar ne, ar bandyti jūs. Tai mes girdim apie, ar ne, ir didelės įmonės nukenčia, ir valstybės netgi nukenčia, ir viena kita užpuolinėja kibernetinėm atakom. Tai norint visada, aišku, gali investuoti milžiniškas sumas ir bandyti prasilaužti ir taip toliau. Tam yra dar daugiau tų sprendimų, bet tai jau tampa labai, labai ekonomiškai brangus malonumas bandyti. Tai aš sakyčiau, turint tokį sprendimą, aišku, neužtenka, reikia gero partnerio, kuris padėtų visą tai įveiklinti, sujungti, įdiegti, ar ne, ir paskui prižiūrėti tiesiog kaip viskas veikia, ar viskas tvarko yra, pačiam šiek tiek suprasti, ką tie įrankiai reiškia, bet aš nesiūlau rankiotis iš katalogo, dabar tapatybei reikia įrenginiams, e-mailui, tam, ar čia kažkas tai nepersidengia ar panašiai, tai tam Microsoftas paruošė tokį puikų sprendimą Business Premium. Dabar yra Business Premium ir su Copilotu, tai reiškia pagrindiniai tie saugumo dalykai, kurių turėtų užtekti ir pilnam įmonės dirbtinio intelekto naudojimui, viskas vienoje, sakykime, licencijoje. Taip. Tai dabar, ką mes čia, sakykime, ką turime Business Premium sprendime, tai yra tapatybės valdymas, ir prieiga, ar ne, tai yra Microsoft Entra ID Plan One, tai čia kitu atveju sakyčiau, ar jūs turite Microsoft Entra ID, ar neturite, ar jums reikia jos ar ne. Tai šitoje vietoje viskas jau yra kartu, ar ne. Tada įrenginių valdymas, Microsoft Intune'as, reiškia įmonė gali visus nuotoliniu būdu, ar ne, administruoti įrenginius, įvesti tam tikras politikas, ką galima naudoti, ko negalima naudoti, privalomus atnaujinimus ir taip toliau. Microsoft Defender for Business, tai vėlgi apsauga nuo tokių, sakykime, išpirkos reikalavimų ir panašių grėsmių. Defender for Office 365, tai vėlgi šnipinėjimo, virusai visokie ir toliau dalykai, kurie gali per laiškus, per bendravimo įrankius patekti, kaip Microsoft Teams, SharePoint ir taip toliau. Ir galiausiai Purview, tai yra duomenų apsauga, vėlgi mano minėta tiek išoriai, tiek ir klasifikavimas viduje, ar šitais duomenimis galima dalintis, kas turi patvirtinti tą dalinimąsi, ar juos galima siūsti, ar negalima, kas gali pasiekti, ar galima atspausdinti, ar ne, arba sekimas, jeigu kažkoks tai darbuotojas pradeda išsitraukinėti didžiulį kiekį duomenų, ar ne, vienu metu. Tai visa tai, vėlgi, aš nenoriu tiesiog gadinti šito vakarėlio daug pavadinimų, kas tikrai gali varginti, nes reikia apie verslą galvoti, ar ne tik apie visokius įrankius, tai supaprastintant, dėl to ir sakau, mano rekomendacija tiesiog yra Business Premium ir visi šitie sprendimai yra. Dabar, ar tai yra jau geriausia, ką įmanoma turėti? Ne. Tai yra, sakykime, ta pradžia vadinčiau, bet kartu ir, ne pradinis kažkoks tai variantas, bet tikrai geras variantas, kuriuo daugeliu gali ir užtekti gerai viską sujungus ir sudiegus. Yra įmonių, kurios labiau toks, enterprise tipo įmonės, arba jom dėl jų specifinių veiklų daugiau rizikų atsiranda, bankinės institucijos, finansai, ir taip toliau, ar daugiau duomenų dirbama, tam yra papildomi sprendimai prie Business Premium, Defender arba Purview, tai kurie jau padaro patį sprendimą, tokį visiškai enterprise-inėme lygyje, bet vėlgi už šiek tiek kitokią, geresnę kainą negu jau tie tikrai dideli enterprise-iniai sprendimai. Tai yra, neįsiu vėlgi į detalės, kuo, sakykime, čia matote kairėje pusėje Business Premium, tai yra standartinis sprendimas, dabar Defender, Purview,
priedai prideda papildomų dalykų, tai gali būti auditas, galimybė daryti auditą, išsirinkti duomenis ir taip toliau. Tai čia vėlgi atsiranda su reikalavimais kaip NIS2, DORA ar ne, tam tikrom įmonėm papildomi reikalavimai, kurie galbūt čia galėtų būti ir jūsų verslui, ir tada Microsoftas taip turi sprendimą, ką reikia papildomai daryti, bet, sakykime, didžiai daliai įmonių gal tai nėra taip iš karto aktualu. Pradėčiau tiesiog nuo Business Premium pagrindinės dalies. Tai apie ką ir kalbėjau, aišku, jeigu mes kalbam apie didesnės įmonės, tai yra virš 300 darbuotojų, tai tada jau atsiranda Microsoft Enterprise sprendimai, ar ne, E3, E5, kurie iš esmės gali turėti panašias priemonės, bet arba dar kažką tai papildomo, kas yra aktualu jau tikrai didelėm įmonėm. Tai tiek turbūt taip, tiek pasakojimo iš mano pusės, dar kartą primenu. Tiesiog nenoriu gąsdinti, kad dabar baisu, visi puola ir ką dabar darysim. Taip, tai yra rizikos, jos yra labai realios ir tam yra priemonės. Ar ne? Ir Microsoftas šitoje vietoje siūlo verslui Business Premium, kurie daugiau mažiau galėtų ir turbūt gali apsaugoti nuo didžiosios dalies grėsmių. Puikiai, Deividai. Ačiū tau labai už pasidalintą asmeninę patirtį, už pirtelę, už judu ir už visą kitą. Tai ačiū labai ir dabar paprašysiu pasisveikinti tiksliau su Mantu. Labas, Mantai. Sveiki visi. Labai malonu, kad prisijungiai šiandieną, suradai laiko irgi pristatyti savo dalį. Tai gal prieš pereinant prie prezentacijos, gal galėtum truputėlį pasakyti, kaip tu galvoji, kas yra geriau iš esmės, Copilotas, ChatGPT ar dar kiti įrankiai? Ką tu matytum kaip savo pagrindę naudojamą įrankį asmeninėme, sakykime, darbe, nežinau, gyvenime? Visi įrankiai yra geri, bet aš truputį noriu atkreipti dėmesį, kad skirtingais scenarijais. Taip, ne visi mes esam programuotojai, ne visi mes kasdien ieškom receptų, bet šiandien kalbam apie verslą, šiandien kalbam apie verslo saugumą. Ir aš paminėsiu keletą dalykų, kodėl būtent Copilotas yra tas AI įrankis, kuris yra orientuotas verslo sprendimams, enterprisiniams sprendimams. Kodėl jisai taip gerai susijungia su visom iki šiol aptartom saugumo temom ir truputį daugiau aptarsiu rizikas iš abiejų pusių, kaip Deividas minėjo, taip, tiek iš vidaus, tiek iš išorės, į ką atkreipti dėmesį. Ir, aišku, nenoriu gąsdinti, rizikų yra daug, bet mes turim suprasti, kad AI taip pat gali padėti nuo tų rizikų ir apsisaugoti. Puiku, man tai tik tai aš gal prieš padedant ir duodant tau jau visą sceną, gal šiek tiek jau gali pasidalink savo ekranu, kad galėčiau irgi kolegom ir visiems esantiems šiandieną prisijungusiam. Taip, jau matau teisingai tavo skaidrę, tai man tai scena tavo. Ačiū. Dabar viskas gerai, ačiū, matom. Dėkui. Taigi, kolegos iš tikrųjų aptarė labai daug svarbių niuansų, labai teisingos įžvalgos. Sakau iš savo patirties, mano patirtis taip pat yra pakankamai plati. Aš nesu IT saugumo ekspertas, tačiau aš tikrai savo veikloje dirbu su daugybė įmonių. Mes dirbame su daugiau nei 90 partnerių Baltijos šalise, taip pat mūsų įmonių grupė dirba, partneriauja su 1000 IT įmonių Europoje. Taigi šitas istorijas, kurias minėjo, tikrai galim išgirsti kiekvieną dieną. Vieną dalyką galbūt noriu pridėti ar paminėti. Nėra tokio dalyko turbūt kaip maža įmonė. Net vieno žmogaus įmonės savininko paklausk ir jisai savo įmonę tikrai laikys enterprisinę. Ir aš būtent laikausi tos pačios įmonės. Ir nėra small and medium business, yra small and medium enterprises.
Ir dėl to kiekviena įmonė, kiekviena įstaiga turi į save turėti tokį požiūrį. Taip pat ir iš saugumo pusės, taip pat ir iš mokymų, taip pat ir iš AI-us dėgymo, ar ne? Ir mes iš tikrųjų niekur nepabėgsime nuo tos bangos. Kaip jau minėjo Andrius ir Deividas, jeigu įmonė neduos įrankių, darbuotojai atsineš plaktukus iš namų ir neaišku, ką jie ir kaip sudaužys. Tai ką apskritai įmonės vadovai ir IT saugumo specialistai turi žinoti prieš pradedant plačiau naudoti AI-us įrankius įmonėje. Tai pirmas klausimas, kurį savo reikia užduoti ir kiek esu susidūręs į šitą klausimą, tikrai ne visi įmonės vadovai gali atsakyti, kas konkrečiai gali prieiti prie duomenų ir kokiais būdais. Tai yra, atrodytų labai basics, ar ne, iš IT saugumo, bet tikrai visa situacija keičiasi, ar ne, atsiranda asmeniniai prietaisai, mobilūs telefonai, AI-us agentai, kurie galbūt gali pradėti dirbti su duomenimis ir rankiniu būdu to tikrai nebesugaudysit. Tai labai trumpai iš Microsoft pusės vėlgi yra tokie sprendimai kaip Entra ID, kurie gali ne tik nustatyti, kas jungiasi, bet ir nustatyti kokiamis sąlygomis. Yra iTunes bei Defender for Endpoint, kurie gali identifikuoti ir valdyti prieigą būtent iš renginių pusės. Super lankstus, super geri įrankiai, reikalingas tikrai sugebėjimas, išmanumas juos diegti, dėl to prašom, klauskite Primando, kaip teisingai viską susikonfigūruoti. Kitas dalykas, tai yra ne tik tai, kas gali prieiti prie tų duomenų, bet kokie tie duomenys yra. Ar tikrai žinau, kur duomenys yra, ar tikrai žinau, kad duomenys yra backupuojami, ar prie jų gali prieiti tie, kas turi prieiti, ar jų klasifikacija teisingai atlikta. Apie klasifikacijos klausimą tema jau yra apie 3 metus aktuali, nuo tada, kai pradėjom kalbėti apie ES direktyvus, mes turim įsivertinti įmonėje, kas tai yra kritiniai duomenys, vidutinės svarbos duomenys, galbūt mažiau svarbus arba asmeniniai duomenys. Vėlgi, šitų dalykų rankiniu būdu sugaudyti tikrai nerekomenduoju, bet žiūrint iš Microsoft pusės, mes turime dalinimosi platformas kaip SharePoint, Teams, OneDrive ir mes turim nuostabų įrankį Purview, kuris gali padėti suklasifikuoti ir prižiūrėti, kad prie jautrių duomenų neprieitų tie, kas neturi ir kad šitie duomenys neišeitų už jūsų įmonės ribų, nesvarbu ar rankiniu būdu, ar per kažkokius tai AI įrankius. Ir paskutinis dalykas tai yra įvairios privilegijos, taigi kas ką gali pasiekti, ar ne. Ir jeigu mes turime įmonėj, nesvarbu, 50 darbuotojų, 100 darbuotojų, įsivaizduokime netolimą ateitį, už metų, už 2, kai kiekvienas iš tų vartotojų turės 50 agentų arba skirtingų instrumentų. Kiekvienas tas instrumentas turės šiokią tokią autonomiją ir staiga jūs jau turite apsaugoti ne 100 darbuotojų, bet jūs turite apsaugoti 5000 prieigos taškų. Grįžtam vėlgi prie tos pačios idėjos. Nebandykime rinktis daugybę skirtingų įrankių. Siūlau naudoti tai, ką galbūt jau turite, naudodami M365. Jeigu kontrolės reikia daugiau, jeigu jūsų įmonė dirba su itin jautriais duomenimis, taip pat galiu paminėti, kad yra tokie Microsoft įrankiai kaip Defender XDR ir Microsoft Sentinel, kurie gali užtikrinti duomenų prieigos kontrolę gyvuoju metu. Tai yra gyvai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netgi jeigu jūs turit įrankį, kuris jums atsiunčia SMS žinutę įvykus atakai, tol, kol jūs sureaguosit, suprasit, kad čia nėra kažkoks feikas, kol prisijungsit prie kompiuterio, kol pradėsit tirti, ataka jau bus senai pasibaigusi. Taigi, kuo geresnės automatizuotos užkardimo priemonės bus įmonėje, tuo geriau apsisaugosit nuo grėsmių. Ką turi žinoti įmonės vadovai bei IT saugumo vadovai, pradedant dirbti su AI įrankiais. Tai kaip minėjau, AI įrankiai yra ne tik tais
patogus būdas įsilaužėliams sutaupyti savo lėšas ar ne, vykdyti masinės atakas, itin greitas atakas pigiai, bet tai yra ir labai geras įrankis kontr apsaugai nuo visų šitų grėsmių. Tačiau turime įsivertinti tam tikras limitacijas, tam tikras galbūt galimas grėsmes, kai pradedat naudoti IT saugumo srityje AI įrankius. Tai ne viskas gali būti atiduodama. Tarkime, jeigu jūs siunčiate saugumo incidento reportą į GPT modelį, tam, kad jis jums padėtų kažką išanalizuoti, turi būti nuasmeninimas. Na, sakykime, nenorėtumėt vien dėl to, kad ištirti reportą, netyčia pasidalinti savo darbuotojų asmeniniais duomenimis, ar ne? Haliucinacijų rizika. Tai reiškia, kad ir kaip gerai, kad ir kaip tinkamai atrodys atsakymas į jūsų užduotą užklausą, AI gali kurti. Jis yra kūrybinis įrankis. Prioritizacijos šališkumas, aš truputį dar parodysiu apie tai vėliau. AI-us gali neteisingai vertinti rizikas. Rizikas turi vertinti įmonės vadovas. Jisai turi nustatyti, kas yra prioritetai, kas yra leidžiamos grėsmės, kas yra svarbiau, skubiau. Ir AI-us įrankius reikia prioritizuoti arba nustatyti būtent pagal tai, ką prioritetų laikote jūs patys. Ir be abejo, jei negali priimti atsakomybės, bet kokiam incidentui įvykus, ypatingai iš IT saugumo srities, mes negirdime ir spaudoje neskaitome apie tai, kad kažkoks adminas kažką ne taip padarė, vargšelis. Ne, tai yra įmonės vadovas. Įmonės vadovas neša absoliučiai visą atsakomybę tiek už įrankius, tiek už jų panaudojimą, tiek už personalą. Dėl to, jeigu mes kalbame apie AI, mes būkime protingi. Naudokimės, supraskime, bet supraskime ir tai, kad sprendimus reikia tikrinti. Ir paskutinis dalykas, pakankamai svarbus, tai vėlgi reguliacijos, kurias jau minėjau, reguliaciniai aspektai. Žinau, kad Primint dirba su nemažai taip pat ir valstybinių įmonių ir reikia įsivertinti, kokios reguliacijos jums taikomos, kas tose reguliacijose yra pasakoma apie duomenų laikymą debesijose, kas pasakoma apie AI įrankių naudojimą, nes kai kurie aktai tikrai gali riboti panaudojimą AI įrankių. Kitas dalykas tai yra įsivertinti tiekėjų riziką. Neminėsiu pavadinimais, bet kažkada senai buvo vienas toks labai populiarus Lietuvoje antivirusas, kuris vėliau paaiškėjo yra visai nedraugiškos valstybės įrankis informacijai rinkti. Taigi, kai renkatės įrankius tiek AI-us, tiek IT saugumo, itin svarbu, pabrėžiu svarbu, kas yra šitų įrankių gamintojas ir tiekėjas. Ir šitoj vietoj, jeigu Andrius klausia, kuriuo įrankiu labiau pasitikėčiau, tikrai pasitikėčiau labiau Microsoft įrankiais dėl to, kad Microsoft, būdama tokia didelė korporacija, bendradarbiauja su institucijomis, tokiamis kaip Europos komisija, duomenys ir įrankių panaudojimas yra atitinkantis visiems reguliaciniams aspektams, visiems Europos Sąjungos numatytams praktikoms. Ir be abejo, kaip ir vėlgi mano kolegas jau minėjo, negalima jokių įrankių palikti dirbti visiškai savarankiškai ir manyti, kad viskas, jau aš esu ramus, viskas veikia, agentukai, automatika savo darbą atlieka. Turi būti testavimas, turi būti auditas, turi būti aiškiai suprantama darbuotojams, kas kaip veikia. Tai yra procesai turi būti aiškus, kontroliuojami ir audituojami. Kaip minėjau, kad AI gali jums ne tik tai kelti grėsmes, bet ir pakankamai prisidėti.
IT saugumo kelyje. Tai mes galime prioritizuoti greitai, pabrėžiu, greitai prioritizuoti pagal iš anksto nusistatytas tvarkas, saugumo incidentus. Labai patinkanti funkcija ir žinau, kad patinka labai daugeliu IT specialistų. IT saugumas dažnai susijęs ne tik tai su faktiška apsauga, tai dažnai susiję ir su žmonių švietimu arba raportavimu tam tikriems, sakykime, savo vadovams. Tai čia AI irgi labai yra geras įrankis, nes jisai gali padėti jums rengti vidinius mokymus, workshopus savo komandai, gali padėti greitai kurti žmogišką kalbą perskaitomus raportus vadovybei. Ir be abejo yra daugybė, turbūt 100 milijonų kitų smulkių dalykų, kur jūs galite panaudoti, bet tik jūs patys taip gerai išmanot savo verslą, kad galėtumėt nusistatyti specifiką. Įsivaizduokime, kad incidentas jau įvyko. Tas toks pati kritiškiausia diena kiekvienam IT saugumo specialistui. Dažniausiai tai būna, tarp kitko, ne diena, kiek praktikoje tenka susidurti, tai atakos, įsilaužimai ir kitokios bėdos atsitinka arba labai vėlai penktadienį, arba labai anksti pirmadienį. Ir, įsivaizduokim, kokie esam būsenai. Penktadienis su draugais kepėm šašlykus, buvom pirty, važinėjom dviračiais, vaikus migdėm 2 valandas ir tada ateina rimtas pranešimas apie saugumo incidentą. Žmogaus smegenys tikrai nėra sukurtos taip greitai reaguoti, taip tiksliai, iš karto numatyti visus galimus dalykus. Dėl to čia AI įrankiai gali labai prisidėti. Gali automatizuoti logų santraukas, nustatyti chronologiją, ar ne? Mes galim suprasti, ar tai yra AI valdomas įsiveržimas, jeigu viskas vyksta sekundėmis, ar tai yra kažkokia galbūt ilgiau trunkanti, targeted ataka. Galim atrasti anomalijas, nustatyti hipotezes, kas preliminariai čia galėjo atsitikti. Galim iš karto pasiruošti komunikacijos šablonus, nes, kaip jau Andrius minėjo, komunikacija incidento metu turi būti žaibiška, tiksli, aiški. Kitokiu atveju mes rizikuojame savo įmonės reputaciją. Taigi visi šitie dalykai gali būti atliekami ir truputėlį parodysiu vieną labai paprastą pavyzdį, kaip tai galėtų atrodyti turint mokamą Copilot versiją. Kodėl mokamą? Pirmas klausimas, ne? Todėl, kad Copilot dirba tik tai su įmonės tenante esančiais duomenimis ir tik tai tenanto ribose. Jinai neišleidžia jokių promptų, užklausų kažkur toli į duomenų centrus. Viskas yra apdorojama Microsoft Graph pagalba ir neišeina niekur į išorę. Todėl, turint mokamą versiją, aš turiu 2 opcijas. Asmeninę, kur aš galiu pasigūglinti receptą arba ten kaip pasiruošti pirteliai. Ir aš turiu darbinę aplinką. Taigi prisijungiam prie darbinės aplinkos. Ir čia turiu chatą, tokį patį kaip bet kuris turbūt GPT, tačiau vėlgi turiu opciją darbinės aplinkos ir web aplinkos. Darbinė aplinka ne tik tais yra ribota mano tenantų, tačiau ji turi ir prieigą prie visų duomenų arba failų, kurie egzistuoja mano tenante. Taigi aš galiu, pavyzdžiui, paieškoti, kur yra prezentacija ir aš labai greitai ją galiu įsikelti ir toliau dirbti būtent su to failo, kurio man reikia. Bet mes kalbam apie labai skubų incidentą, mes neturim tiek laiko, todėl mes turim pasiruošti. Pasiruošimas tai yra susikurkite agentus. Susikurkite agentus kiekvienai užduočiai, kuri gali ištikti jūs, ar ne? Kiekvienam gyvenimo scenarijui. Ir čia aš pasiruošiau vieną labai lengvą agentuką, kuris gali padėti man išanalizuoti, įsilaužimo aprašymą. Prašau,
pasirašym vieną nedidelį JSON failiuką su logu. Gerai, trauksime čia. Taigi, pasirašau vieną failiuką su įsilaužimo aprašymu. Įkeliu, iš karto spaudžiu paruoštą mygtuką išanalizuok. Ir agentas žino, ką jam reikia atlikti. Tai visų pirma, jisai nustato, koks yra failo plėtinys, nes failų iš skirtingų logų sistemų gali būti skirtingų, pasirašia Python kodą ir atlieka tas užduotis, kurias aš jam esu uždavęs. O užduotis, labai glaustai tariant, tai yra greitai pasakyk man, kas čia įvyko, kas pas mane laužėsi, per kur, kad aš kaip žmogus tiesiog atlikčiau veiksmą. Ir dar vienas, kaip minėjau, dalykas, labai svarbu yra komunikacija, todėl šitas agentas, baigęs dirbti savo darbą, iš karto sukurs trumpą 50 žodžių laiško turinį, kurį aš išsiųsiu savo direktoriui. Šitas veiksmas trunka apie 1 minutę, priklausomai nuo jūsų agento užduoties. Bet vėlgi, tai yra, primenu, mano pasižaidimas tiesiog savo paties interesams. Jūs turbūt žinote, kokios užduotis, kokie atvejai gali įvykti jūsų įmonėje ir tokių agentų jūs galite turėti neribotą kiekį. Taigi, iš mano pusės būtų tiek, Andriau. Tai man tai ačiū labai. Aš kaip tik norėjau klausti, žinai, kodėl verta naudotis Copilotu, bet tu iš esmės jį atsakei. Tai labai malonu, kad kolegos galėjot prisijungti šiandieną, papasakoti iš savo pusės, ką matote, kas veikia, padėti, patarti. Ir labai džiaugiuosi, kad buvote kartu. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū visiems uždavusius klausimus. O kaip tai galiu dabar ir atsakyti iš esmės. Klausimą turime tiksliau 2. Kaip Lietuvos institucijos planuoja užtikrinti naujų reikalavimų laikymasi ir kokios priežiūros priemonės ir sankcijos yra numatytos. Jeigu taip paprastai ir trumpai atsakant į klausimą, tai pagrindinė institucija, kuri atlieka priežiūrą, auditą ir sankcijų skyrimą, tai yra Nacionalinis kibernetinis saugos centras, kuris organizuoja, traukia kibernetinio saugumo subjektus į registrą ir tai atsiranda joms prievolė. O sankcijos tai yra paprastos, finansinės ir vadovo atsakomybė. Tai labai taip paprastai atsakant į klausimą. O jeigu turėtumėt klausimų ar norite užduoti, nežinau, kas tik tai šauna į galvą, galite drąsiai rašyti ekrane nurodytais elektroniniais paštais info arba tiesiog į man ir pabandysim atsakyti į jūsų klausimus. Tai ačiū, kad buvote ir iki kitų susitikimų. Ate.